Sveikinu visus, mes esame Palangoje, Amberton viešbutyje, čia yra pirmasis Palangos Olimpo podcastas ir čia aš, Jonas Vainauskas, kartu su dviem buvusiais Eurolygos krepšininkais, Lietuvos ir Latvijos rinktinių žaidėjais, o šiuo metu Palangos Olimpo treneriais, vyriausiųjų trenerių Sandžiu Buškevicu ir Pajūrio krepšinio legenda Renaldu Seibučiu. Gera jūs matyti, būdu čia kartu su manim improvizuotoje Amberton studijoje. Už kadro mūsų atstovas spaudai Julius Bliūdžius ir jo idėjos vedami susirinkome čia ir pabandysime pabendrauti apie tai, kas mūsų galvose sukasi dažnai, tai yra krepšinis ir skirtingos to krepšinio versijos. Kalbėsime apie Eurolygą, apie nacionalinę krepšinio lygą, Lietuvos krepšinio lygą ir šiaip apie klausimus, kuriuo aš nežinau, jie yra viename iš šių indelių ir kažkuris iš mūsų išsitraukęs juos atsakys kiek įmanoma sąžiningiau, taip kaip leis galimybės čia ir dabar. Tai pradėkime nuo vyriausiojo trenerio, nuo mūsų komandos stratego. Labas vakaras, labas rytas, laba diena visiems. Apie krepšinį mes spėsim pašnekėti, todėl aš norėtų ištraukti iš šitą bliūdelę klausimą. Kas būtų brangiau, olimpinis auksas 3x3 krepšinė ar olimpinė bronza 5x5 krepšinė? Suktas klausimas kaip iš LRT archyvo. Latvija jau turi tą olimpinę auksą, tai lieka tas olimpinė bronza 5x5. Sandy, kas Latvijoje buvo sutikta geriau, ar olimpinis 3x3 krepšinio aukso medalis, ar 5. vieta ką tik pasibaigusiame pasaulio krepšinio čempionate? Aišku, kad 5. vieta pasaulio čempionate, todėl kad tas čempionatas buvo pirmas irgi Latvijos rinktinė ir visi labai tą vertina ir buvo diskusijos Latvijoje, kuri komanda yra geriausia šiais metais, ar ledo ritulių rinktinė, kas iškovoja pasaulio čempionatą 3. vietą, ar krepšinių. Tai, kiek supratau, yra nuspręsta, kad krepšinių komanda gaus tą geriausią komandą pasaulio čempionato krepšinį komandą. Mano laikas aš turiu dvi mėgstamas lygas, tai yra nacionalinė krepšinio lyga be jokios abejonės ir Eurolyga, tai pabandykime nuo nacionalinės krepšinio lygos čia. NKL žaidėjas, apie kurį pasakytumėte keista, kad jis ne LKL, jo vieta LKL lygoje. Mėgstamiausia lyga ir mėgstamiausias klausimas, ačiū Juliui šį klausimą sugalvojusiam. Aš manau, kad mes tikrai galim šitą temą padiskutuoti, mūsų komandoje yra tokių žaidėjų nemažai, aš asmeniškai tikrai labai daug galvojau apie Robertą Subotkevičių prieš kelis metus, dar dirbdamas Mažeikiuose, aš kažkaip net nenorėjau su juo pratęsti kontraktų ir tiesiog sakiau jiems, bandyk kabintis į LKL, eikit treniruotės ir ten visi pamatys. Dėja, jis to keliu nenuėjo, bet dabar jis pas mus ir tas kelias į LKL jam, aš manau, kad gali susiklostyti daug aiškesnis, geresnis ir toks labiau subrendęs. Yra pas mus ir daugiau krepšininkų, treneriai mato juos kasdieną ir daug geriau negu aš, o iš kitų komandų žaidėjų ką galima būtų išskirti. Augustinas Mikštas iš Vyčio, aš manau, kad jis, mano nuomonė, toks jau pakankamai subrendęs LKL kovom, galbūt antros lentelės pusės komandų, bet šansų jis tikrai vertas. Titas Januševičius, taip pat Vyčio žaidėjas, labai įdomus gynėjas, mano nuomonė, kuris galbūt, jeigu dėmesio dar nesulaukia, galbūt po gero pasirodymo šiais metais
šiais metais tokio, jį kažkas atkreips dėmesį. Karolis Babušis man labai patiko, teko su juo dirbti, bet aplenkdamas LKL jis jau pradėjo legionieriaus karjerą. Tai va tokie ryškesni galbūt man įsiminė NKL žaidėjai, kuriuos aš drąsiai, būdamas LKL komandos vadovas, į savo gretas kviesčiau. Aišku, paminėjau specialiai tik tai vieną Palangos žaidėją, nors visus aš juos matau LKL ir visais jais tikiu, kad jeigu kažkuriam ir trūksta, keliem trūksta, pripažinkime, keliem trūksta bent šiek tiek, kad tą atstumą nuo NKL, nuo stipraus NKL žaidėjo iki žaidėjo galinčio išbandyti save LKL per šį sezoną pavyks nueiti. Aš manau, kad geri pastebėjimai, yra tikrai neblogo jaunimo ir Žalgirio sistemoje, labai greitai matome, kaip iš tikrųjų geras sezonas, pasitikėjimo įgavimas, kaip užaugina sparnus ir matysime, kaip jiems seksis, bet mūsų komandoje vėlgi yra tikrai ne vienas, gal nereikėtų irgi per daug minėti, kad ne per daug sparnai neišaugtų. Aš manau, kad kiekvienas turi šansą, jeigu jisai tą šansą norės pasiimti ir panaudoti. Tikrai yra jaunimo, kuris gali vieną dieną atsidurti Lietuvos krepšinio lygoje ar kitose aukštesnėse lygose, Tai čia yra neišvengsi, tai yra vis tiek tramplinas į aukštesnę lygą ir, sakau, tik tai ir palinkėčiau, kad jaunimas norėtų tą trampliną naudoti teisingai. Ir tai mano toks būtų pastebėjimas. Kiek aš paskutinius 5 metus esu dirbęs LKL, tai galiu pasakyti, kad daugiau žiūrėjau dublerių komandą, į Žalgirio ir Neptūno, ir tikrai iš to komandų daug žaidėjų jau pasiekė tokį lygį, kad žaidžia LKL ir tikiu, kad iš mūsų komandas ateityje irgi pasieks tą savo tikslą, pradžioj žaist LKL ir po to kilt dar augščiau. Bet dabar jau matom, kad Žalgirio jaunimas pasirenkė NCAA komandos ir aš galvoju, kad čia irgi yra geras kelias, lai pasiektų gyvenime ir krepšinė pačia aukščiausia tą tikslą. Yra daug kelių į sėkmę. Taip. Bet vienas iš jų mūsų atveju per NKL, ILKL ir lygą kaip tramplinas galbūt šiais metais ir per Palangos Olimpo pavyzdį, per sunkaus darbo pavyzdį parodys, kad iš tikrųjų yra daug daugiau NKL žaidėjų vertų žaisti LKL, negu LKL klubai juos pastebi ir įsileidžia. Renaldai, prašau ištraukti klausimą. Gerai, ištraukiam. Kokiu vočiu. Čia jau reikės ekspertinio žvilgsnio trenerių, kur... Taip, Eurolygos formato pakeitimas, atsisakant grupių etapo, pasiteisino ar ne? Aš manau, kad pasiteisino iš tikrųjų. Vienas dalykas tai, kad daugiau rungtynių, kiekvienas su kiekvienu sužaidžia ir jau tikrai išsiaiškina stipriausia aštuoneto, vėliau jau ir ketvirtą, Tai mano manimu ne veltui jisai ir toliau lieka. Tai tikrai patrauklus akiai krepšinis, patrauklu, kad iš tikrųjų visos komandos sužaidžia su visomis ir ganėtinai ypač paskutiniai keli metai tai labai įtemptos varžybos ir neaišku, labai apylygus varžovai. Tai mano nuomonė, kad čia pasiteisino.
No comments. Bet iš tikrųjų, taip, įdomios rungtynės ir kiekviena komanda turi šansą namuose ir išvykoj kažką parodyti. Aišku, jeigu nepaeina, tai sunku, bet paskutiniais metais yra labai gerai žiūrėti, kaip tas paskutinis komandas, ar tie aštuoniuka ten po pirmą ratą jau nurašomas, tai bet net ir Efeso buvo pavyzdys pernai metų, atrodo, tikrai ir ant popieriaus, komanda, čia nėra lygių, atrodo, bet tu turi kiekvieną varžovą, kiekvienas rungtynės eiti maksimaliai nusiteikęs, turi atiduoti visas jėgas ir tas ir daro tą patį įdomumą ir žiūrovų, ir Eurolygų, kiek girdėjau, net ir televizijos transliacijos, iš tikrųjų labai kilo į viršų. Aišku, šitas klausimas labiau turbūt patiem Eurolygos klubam, kaip jie tai mato, tas didelis skaičius rungtynių tikrai yra nelengva, aš jau įsivaizduoju. Kelionės, vėlgi, keliauti ne visur turbūt yra taip patogu, kaip, kad sakykime, į sostinės ar dar kažkur tai kyla jau ten tie turbūt kiti klausimai, kelionių ir visi tie kiti sunkumai, bet jeigu jau Eurolyga pasilieka prie to formato, manau, kad čia turbūt ir nėra klausimų, ar tas pasiteisino. Ne? Aš galvoju, kad tai vienas iš sėkmingiausių Eurolygos sprendimų, nes dabar iš tikrųjų vėlgi krepšinis žaidžiamas dėl žiūrovų ir dabar žiūrovas bet kurio Eurolygos miesto gali susipažinti su visom komandom ir pasitikrinti, kaip jo mėgstama komanda, namų komanda atrodo prieš visus. Tai yra, mano manimu, geriausia, kas galėjo atsitikti Europos krepšinyje, nueita pakankamai toli, bet ne iki galo. Aš būčiau didelis šalininkas to, kad išnyktų finalo ketvirtas formatas, kuris, aš manau, kad nėra labai sąžiningas, tiek daug sunkių ir gerų rungtynių žaidžiančiom komandom išsiaiškinti čempioną per kelias rungtynes. Aš grąžinčiau tą pirminį, nuo ko Eurolyga prasidėjo, pirminį sumanimą, kad ir pusfinalio ir finalo serijos buvo žaidžiamos iki 3 pergalių ir geriausios Europos komandos skraidydavo viena pas kitą žaisti finalo ir iš esmės tai nebūdavo renginys visiems susirinkti, pabūti kartu ir pažiūrėti aukščiausio lygo krepšinį, bet tai buvo iš tikrųjų skirta tiem žmonėm, kurie visą sezoną palaikė savo komandą ir galų gale tai yra irgi papildomas stimulas kovoti vis dėl aukštesnės vietos, ne tik ketvirtfinalyje, bet ir pusfinalio finalo etapuose. Aš žengčiau dar vieną žingsnį pirmin, eliminuočiau finalo ketvirtą ir sugrąžinčiau serijas iki 3, o gal net ir iki 4 pergalių. O kaip tu, Jonai, manai, kame yra reikalas, kodėl lieka prie to finalinio ketvirto, ar tai labiau patrauklu, ar tai, ta prasme, turbūt rėmėjai, televizija, pats tas renginys kaip Eurolygos finalinis ketvirtas turbūt sutraukia didesnį dėmesį, čia kodėl galėtų būti, Tai yra instrumentas Eurolygai pačiai struktūrai užsidirbti papildomų pinigų, vienas dalykas, surinkti krepšinio bendruomenį į vieną vietą, kad visi galėtų pabendrauti. Bet tai nėra patrauklus formatas ir galim, dėl kurių žaidžiamas krepšinis, nes gali 1000 ar 2 atkeliauti paskui komandą, bet tai nebus visi tie 10, 15 ar 20 tūkstančių, kurie palaikė komandą sezono metu. Aš visada esu už tai, kad grąžinti krepšinį tiem sirgaliam ir maksimaliai atimti iš biurokratų, kurie organizuoja renginius ir perkelia juos ten į kažkurią tai vietą, ten, kur jiem atrodo, kur sumoka daugiausiai. Bet jeigu finalinės rungtynės organizuotų klubai, jie iš to ir uždirbtų. Aš manau, kad Eurolyga uždirba pakankamai, arba turi įrankių uždirbti pakankamai ir be finalo ketvirto organizavimo. Tai būtų mano tokia nuomonė. Bet jeigu palygint su NCAA tą Final Four,
kaip jie daro, kiek ten jie susirenkia tos žiūrovus. Bet jie ten daro, kiek žinau, Sandy, jie savaitgaliais ten, ne, daro, man atrodo, yra tas pats jau finalinis ketvirtas, bet iki finalinio ketvirto jie turi tas divizionai, ten jie praeina 3 etapus, man atrodo, net, kiek žinau. Bet, tai, tas renginys, tai, bet pritraukia 70, kiek ten, iš vis, ne, NCAA ten iš vis yra fenomenas, ten, ta prasme, įsivaizduok, kokie fanų bazė, ten kiek kartų praeina per universitetą ir jie tiesiog nuo mažens jau jie pratinami ir auginami tuo, tai pilnos arenos, ten po 20-30 tūkstančių jau čia minimum, tai net stadionuose rengia rungtynės, tai čia tas, ja. Gerai, Sandy, tavo klausimas, manau, čia kas... Gali neužtekti valandėlės čia mums. Mes turime čia pasiruošę dar keliam kartą į priekį. Žaidėjom čia palikti. Jo, iš tikrųjų žaidėjai čia irgi labai Robertas apie LKL. Robertas Štelmacheris pratęs Nenada Čanako sėkmė Panevėžyje. Negalėjai ištraukti geresnio klausimo. Jau čia pasidėjai savo mano kišenės čia šitas. Čia buvo... Nesąžiningai būtų tai. Pašaldyta, kad lai ištrauktų, bet jeigu grįžtam prie klausimo, abu mano labai draugai ir linkiu Robertui sėkmės. Būs sunku, bet čia negalim lyginti, čia kitoks treneris su savo filosofija ir savo matymą į krepšinį, todėl negaliu lyginti ir galvoju, kad Panevėžyje turės naują etapą su Štelmacheru kaip treneri. Ar tas etapas truks ilgai? Sunku pasakyti, todėl, kad čia jau priklauso nuo vadovybės, kiek jie turės kantrybę. Todėl sunku prognozuoti. Bet jeigu mes pažiūrim, kaip ačiū Jonui, kad buvo Nenadas Lietkabelį, tai aš buvau kartu su juo ir prisimenu po kokias rungtynės jis sakė, kad jeigu galit, ieškokit kitą trenerį. Čia jau visi žino tą istoriją po pasauliu, kad pralošėm ten 20 ar daugiau taškų ir jis sakė, ir matom, kad vadovybė norėjo pratęst tą kontraktą ir matom 5 metai ir kokie rezultatai. Aš irgi būčiau tokios nuomonės, kad kiekvienas treneris, kiekvienas žaidėjas, tai yra vis tiek sudedamoji dalis komandos. Būtų ganėtinai sudėtinga lyginti, kai ir keičiasi ir žaidėjai komandoje, ne, ir dabar lyginti turbūt reikės, kai pamatysime rezultatus, o šiaip iš tikrųjų ir pats, ir su Štelmacheriu aš, aišku, kartu nežaidžiau, bet žaidėme vienas prieš kitą ir sekiau, ir mačiau, ir užaugau su jo puikių žaidimų, tai puikus žmogus, reikia tik tai palinkėti sėkmės treneriui ir matysim. Vėlgi, reikia žinoti, suprasti, kad sezone visokių iššūkių laukia, tai dar tik tai startas sezono ir tikrai laukia, manau, ne vienas ir ne du iššūkiai, kuriuos reikės, kaip sakoma, pažaboti. Tai tik tai reikia palinkėti sėkmės ir matysim. Aš jau manau, kad, o tik vėlgi prieš Čenachą irgi neteko, tiksliau teko. Vienos draugiškos rungtynės, atsimenu, buvo Ispanijoje, aš tada dar žaidžiau Zaragosos komandoje
ir mes žaidėme tokiam turnyre ir jisai buvo dar Belgrado Partizano treneris. Tai čia grinai, man atrodo, prieš pat atvykstant jau į metai prieš atvykstant į Panevėžį. Tai vėlgi tikrai matėsi, kad treneris su charizma, turintis žaidėjų pasitikėjimą ir toksai, sakau, ir po rungtynių jisai ir atėjo ir pasisveikino ir sakau, vieną apie krepšinį mintis. Tai ir teko girdėti iš gerų draugų, kurie žaidė jau Lietkabelį su prie jo, tai tikrai geriausi atsiliepimai ir geriausi žodžiai. Ir paskutinis dar toks įdomus dalykas. Turkijos žaidėjas Can Akin toksai, aš su juo žaidžiau Olin Edirne komandoje ir jisai dabar tiksliau buvo iki Čianako atvykimo Ankaros, žodžiu, asistentas. Ir jisai man, žodžiu, vasarą parašo, ką gali pasakyti apie Čianaką, žodžiu, kokie atsiliepimai, kas ir kaip, tai sakau, geriausi žodžiai atsiliepimai, tai kažkiek gal... Mažas pasaulis, mažas tas krepšinių pasaulis. Gal Lietkabelis pyktų čia dabar, kad... Bet jis iš tikrųjų tiek mažas, kad aš kažkodėl apie tai nepagalvojau anksčiau, galbūt kažkada tai taip, bet ne... Robertas Štelmacheris ir Nenadas Čianakas yra 2005 metų Europos taurės finalo dalyviai. Tai yra Lietuvos Ryto žaidėjas ir Kozanio Makedonikos krašto puolėjas. Tai vat... Taip susiklostė istorija, kad vienas pakeitė kitą. Panevėžio Lietkabelio vyriausio trenerio postą. Labai įdomu, nes jų keliai buvo susikirtę kaip krepšininkų Vilniaus Lietuvos Rytui, tada iškovojant pirmą Europos taurę. Jie neakivaizdžiai pažįstami. O kaip jiems seksis, Čianako palikimas yra rimtas. Tai yra treneris, kuris išpildė save ir Panevėžiui sukūrė tam tikrą standartą, į kurį nuo šiol jie lygiuosis. Ir dabar bet kas atėjęs į tą trenerio postą bus sudėtinga, nes atsiriboti nuo to palikimo irgi neišeina, nes Čianakas buvo galbūt ikona ne kažkokių stulbinančių pergalių, bet jis buvo ikona stabilumo. Tai yra, kuo Panevėžys pasižymėjo visus tuos 5 metus, pakilo iš tokios nemenkos duobės labai staigiai, įsitvirtino geroj pozicijoje, komfortiškoj pozicijoje tarp pirmaujančių ir visą tą su skirtingais žaidėjais, su pakankamai tokių kintančių žaidimo planų nuo rungtynių iki rungtynių, bet stabiliai 5 metus, galbūt nelabai aukštai, bet niekada žemiau savo standarto. Tai tikėtis to pačio iš Roberto Štelmacherio, mums visiems jį labai neblogai pažįstant, gali būti sudėtinga. Roberto vis dėlto sakykime, šuolio trajektorija jinai bus kitokia. Ir čia reikės kantrybės. Panevėžio Lietkabelio vadovai pagal Čianako pavyzdį panašu, kad kantrybės turi. Komanda nauja, Panevėžio, naujai sukomplektuota ir sukomplektuota gal ne visiškai taip, kad būtų galima drąsiai sakyti, kad nieko keisti nereikės arba viskas pradės veikti iš karto. Ir komanda labai panaši mano nuomonė į Lietuvos rinktinę, kuri turės kovoti dėl kiekvieno centimetro. Ten yra daug lygiaverčių žaidėjų, nei vieno ryškesnio, kuris galėtų kažkurių tai sunkių momentų paimti ir komandą trūktelti į priekį, ištraukti iš kažkokios duobelės. Ir kadangi susibūrusi jinai pakankamai neseniai, greito rezultato nebus. Ir jeigu klubo vadovai sugebės išlaukti 2-3 mėnesius, aš taip mėgėjiškai šono. Čia labai profesionaliai. 2-3 mėnesiai. Ne, tikrai aš su Nenadu šnekėjau nesenai, klausau, kaip tau ten naujoj komandoje, sakė, nieko negalim laimėti. Viską pralošinėjom. Ir mes šnekėjom ir priejom prie to, kad 2-3 mėnesiai vis tiek komandoje reikia, lai sužaistų ir suprastų treneriai ir
pasiektų pergalės. O Panevėžio Lietkabelio atveju ypatingai, nes iš tikrųjų komanda sudaryta iš rolinių žaidėjų. Nes, šiaip, sakykime, mes, jeigu komplektuotume jau tokią pajėgesnę komandą, tenai būtų 3-4 lyderiai, būtų pagalbiniai žaidėjai, būtų roliniai žaidėjai, būtų jauni žaidėjai, kaip Liutauras Lelevičius, ar ne. O Panevėžio Lietkabelio atveju atrodo liktai 11 ar 12, tiksliai neatsimenu, kiek ten yra, gerų tokių rolinių žaidėjų, kuriem visiems reikia surasti rolę. O rolę surasti 11 ir 12 žmonių iš karto sudėtinga. Tai pasikartosiu, tikriausiai reikės laiko, ar užteks kantrybės, negaliu atsakyti, nes... Po tokio palikimo turbūt gali ir nedaug dievę nesisekant, gali to ir nebūtos kantrybės, jeigu nebus to rezultato greito. Jo labiau, kad Čenakas paliko tikrai nemenką palikimą. Tai... Ja. Gali būti ir taip, bet Panevėžys ne Vilnius. Mano dar vienas, sakykime, toks pastebėjimas ne Roberto Štelmacherio naudai, kad Vilniuje ar Robertas būtų nuėjęs į Rytą ar į Vilkus, jis saugotų tas palikimas jo kaip žaidėjo, kaip Lietuvos Ryto kapitono, iš pirmojo atvežusio į Vilnių Europos taurę. Ir Vilniuje Robertas Štelmacheris yra legenda. Nėra jis legenda Panevėžyje, kur jam tą statusą reikės užsidirbti. Laikas ne jo pusėje, o komanda pakankamai pajėgi, bet kad jį žais iš karto, aš netikiu, bet tuo pačiu rezultatas, bent jau pirmasis, tą patvirtina. Mano eilė? Tavo jau. Aš labai... Įvairių tu ten. Įvairių. Gerai. Kur nežinoma. Kokią taisyklę, jeigu galėtume krepšinėje pakeistumėte, pašalintumėte ar įvestumėte? Labai sudėtingas klausimas man šiandien. Aš norėjau lengvesnio. Žingsnis panaikintų. Aš tikriausiai 1000 kartų apie tai esu galvojęs ir kodėl aš dabar negaliu atsakyti šitą klausimą iš karto. Jis toks ilgas, sudėtinis ir kokią taisyklę. Ir paprašysiu trumpą. Reikia žinoti taisyklės visas. Ačiū. Jo, iš tikrųjų reikia jas pirmiausia visą žinoti. Labai geras pastebėjimas, kad jas keisti. Aš norėčiau, kad krepšinis būtų žaidžiamas ne 40-48 minutės. Apie tai aš esu galvojęs. Aš tikrai atsimenu, kad ir tai yra, nežinau, ar tai yra taisyklė. Tikriausiai tai yra taisyklė. Rungtynių laikas. Tai yra taisyklė, ar ne? Žaidžiami 4 kėliniai po 10 minučių. Taip, tai tada mano pakeitimas, aš norėčiau, kad krepšinis būtų žaidžiamas... Kodėl? Todėl, kad tokie komandos, kurios nedirba, nesitreniruoja arba turi nepilnai sukomplektuotą sudėtį, prieš komandas, kurios dirba, treniruojasi ir turi pilnai sukomplektuotą sudėtį, šansų neturėtų. Arba turėtų jų daug mažiau negu per 40 minučių. Okay. Man patinka, kaip Ispanai padarė, kad sustabdė, nušvilpė ir jie gali greitai, bet šitą man, aš galvoju, jau ateis toj pas mus, todėl, kad Ispanai irgi pradėjo anksčiau tą tritaškų liniją, ten toliau pastūmė ir jie jau žinoja, kur bus problema, kad daug žaidėjų prieš metimą tą vieną koją iškys į autą, todėl, jie jau anksčiau tą žinoja ir man patinka tas taisyklės, kad kaip Ispanija, kad tu gali greitai išmest kamuolį, ten autas ar įmestas kamuolis, man atrodo, kas vaidina ten ar ką, žinai, gulinėja. Kad nereikia duoti teisėjų ir laukti kažką. Man kažkaip, tai nežinau, man truputėlį, čia mano subjektyvi nuomonė, kad tas nesportinės pražangos traktavimas truputėlį išsimušęs man. Dabar atrodo tikrai, įvairiausių tų situacijų būna ir ten 4. kėliny, kai sprendžiasi ten 1-2 taškeliai, ne? Ir tai yra
strategija, tai tuom ir įdomus krepšinis, kad kur tą baudą padaryti, kaip tą baudą padaryti, kaip tu, ta prasme, gali čia laimėti tas rungtynės. Ir dabar, sakau, turi ten stengtis vos nežinau, liest kamuolį, kur žmogus tikrai matosi gal ir norėtų ten tą kamuolį paliesti, bet stabdo ataką, o kaip kitaip, ir tau ten, žinai, nesportinė, ir dar 2 metami, ir dar tavo kamuolys, žinai, tai biškutėlį tas man asmeniškai tas traktavimas jau išsimušęs yra ir ganėtinai sudėtinga jau atrinkti, kas ir kur. Tai va iškrito tas elementas, kai gali strategiškai naudoti va tą dalyką, tai mano dabar galėjo, ne? Aš ėmiau iš LKL, iš Eurolygos ėmiau, dabar LKL žiūrim, ką čia. Sėkmybės. Pabaikite sakinį. LKL lygoje man labiausiai nepatinka. Labiausiai nepatinka. Ką žinau, kas man labiausiai nepatinka. Aš žinau, kas man nepatinka. Kas labiausiai nepatinka? Labiausiai nepatinka, kad nežinau, ar LKL ten gali kontroliuoti finansinius dalykus. Tas man nepatinka, kad yra klubai, kurie nemokus. Taip, kurie nemoka ir gali test savo tą kelią LKL. Tas man nepatinka, kad jeigu turi problemas, tai, nežinau. Nepradedi sezono. Taip, tas toks. Geras, aš taip greitai nesugalvojau, bet jo, vienas iš tų, kad turėtų būti iš tikrųjų sąžiningai prieš visus. Mes pažiūrim, žaidėjai, treneriai negauna atlyginimų, čia normalu, bet kitiems, kas dirba ten, nežinau, mokytojai, ten policininkai, ateina data, jie gauna pinigus, Tai turėtų būti ir mes žinom, kad yra Boikotija, ten Prancūzija, kiek žinau, viskas laiku, viskas, Ir jeigu klubas nesumoka, lyga turi rezervą, kuri... Taip, moka Ispanija irgi tas pats. Tai čia mes grįžtam į tą licenzijavimo tvarką, apie kurią aš daug esu kalbėjęs ir atskiruose eteriuose. Mano pasiūlymas rašant licenzijavimo tvarką ir buvo toks, kad klubas neatsiskaitęs pilnai už praėjusią sezoną iki Liepos 31, naujo sezono pradėti negali. Dabar kažkodėl lyga licencijuoja klubus kovo 31, kai įsiskolinti galimybių dar yra daug. Pakankamai daug. Bet koks išeitis, koks yra, reikia tą klubą lygoje? Išeitis yra, pasiaiškinimas yra toks, kad lygtai, o kitaip negalim, o gal pabandykim. Bet čia yra, aišku, stiprėjančio NKL klausimas, kuo labiau pasitemps NKL klubai, kuo jie labiau kels savo konkurenciją ir kai galbūt niekiek nepateisinant LKL šituo atveju, galbūt kartais tikrai jie nemato sekančio sprendimo. Tai galbūt ir mes, ir galbūt kiti klubai NKL tą sprendimą jiem padiktuosim. Okay. Kas man labiausiai lygoje nepatinka? Jo, man irgi tas labai nepatiko. Atvirai. Man lygoje yra labai daug gerų dalykų. Iš tikrųjų, kai kartais kritikuojama Lietuvos krepšinio lyga, pati lyga kaip čempionatą organizuojanti struktūra tikrai yra toli pažengusi. Galbūt lygos klubai yra kartais ne visada atitinka tos lygos keliamus reikalavimus ir ten kažkur įvyksta dar galbūt ne iki galo išdirbtas kontrolės mechanizmas. Tai man irgi Sandis labai tiksliai pastebėjo, kad tą mechanizmą suderinti, kad tai, kas yra toks, koks yra standartas, kad jo visi ir laikytųsi. O dar man nelabai patinka, kad komentatoriai patarinėja treneriam rungtynių metu. Tai aš kažkaip nežinau. Aš kartais žiūriu be garso.
Gerai, be pavardžių turbūt čia mes. Ne, pirmam podcast'e be pavardžių. Jeigu antrą kas nors žiūrės, tada... Palauk, čia aš iš LKL vėl jau, Zaidį tavo eilė, nebe tą traukį. Po paskutinį klausimą šiai dienai, nes turim video peržiūrą. NKL, kuris nors mažiau pažįstamas, bet jau toks mielas ir artimas. Ne, 2 metus pati dirbau. Ne, čia ne. Tu čia LKL, paėmė, sakau. Prašau. Dar... Su kairė geriau. Legionierių skaičius NKL lygoje. Per mažas, per didelis ar optimalus? Nelabai žinai turbūt kiek. 3. Kai nėra pas mus komandoje legionierių, tai nelabai ir... Tai galim 3 paimti. Dabar. Turim tą rezervą, ne? Ką žinau, man atrodo, kad, 3 yra normalus, jeigu gali paimti, reikia duot, todėl, kad bus įdomiau tas čempionatas su legionieriais, bet aišku, žiūrint kokį tai legionieriai. Renaldo, aš kaip tik ir su asmeniniu klausimu, kaip Kuršių prezidentas visą laiką savo komandoje turėjo legionierių. Papasakok tą patirtį. Kodėl jų reikėjo ar pasiteisino tau? Vėlgi, aš galvočiau, kad pasiteisino, nes tikrai toj loterijoje ganėtinai neblogai sekėsi, bent jau pirmus 2-3 metus ir tas Dželenas Railį iš tikrųjų neblogas, tiksliau geras žaidėjas. Labai prisimena, prisimena, iš tikrųjų geras žaidėjas buvo ir dabar žiūrėkit, žaidžia ir Paukenė pernai žaidė, kur pas mus tikrai su ganėtinai mažu atlyginimu atvyko ir pasikėlė per metus savo atlyginimą 6-7 kartus. Truputį Final Four nepasisekė. Jo, Final Four traumą gavo. Tada kiti metai buvo irgi Quincy Tayloras, irgi mažas, greitas žaidėjas. Tai atsakyti tą klausimą taip vienareikšmiškai turbūt irgi būtų sudėtinga. Mums padiktavo mūsų tuometinės galimybės biudžete ir vėlgi tų lietuvių tikrai nebuvo ir turbūt vis dar nėra tiek daug, kad komandų tikrai buvo nemažai ir vėlgi tos pagrindinės komandos vis jos pasirašydavo iš anksto, turėdamos tikrai kažkokį tai savo biudžetą jau žinoma, ne, ir jiem būdavo lengviau. Čia Palangoje buvo kiti iššūkiai, kai tikrai vasaros sezonų vėlgi neturėjom čia nei kažkokių didelių, tiksliau neturi Palanga didelių kažkokių tai gamyklų ar įmonių, ne, kur tas visas ir vėlgi tas visas verslas yra truputėlį kitokio pobūdžio. Tai viskas vyksta dažniausiai rudenį, kai jau atrodo turi turėti ir sakau, kai reikėdavo rinkti bendraminčius ir kurie tikrai norėtų prisidėti ir galėtų prisidėti. Tai čia buvo turbūt 2 tokios pagrindinės priežastys, dėl ko tai buvo. O ar 3 ar 4, vėlgi, aš manau, kad vis tiek tai yra Lietuvos lyga, turi būti tikrai kažkoks tai protingas, aš manau, kad 3 tai yra protinga ir sakau, vėlgi yra mums tai pasiteisino, mes kažkaip tai vis gerai išskautindavom ir visai tas neblogai gavosi. Buvo ir kai nelabai pasisekė, ir kai atvažiuoja ir traumuoti, ir žodžiu, galvos skausmas tada būna, kai atvažiuoja slepia ir vėlgi tu perki bilietą, apdraudi ir visą ką, ne, tai papildomos tam tikros išlaidos, tai vėlgi, sakau, tokia va ir patirtis. Man šitą klausimą šiek tiek lengviau bus atsakyti nei į kitus, nes šiandien diskutavau kaip tik ir tą klausimą, kaip pasiūlymą jau esu suformulavęs nacionaliniai lygoje, kad NKL legionierių neliktų. Paaiškinsiu kodėl. Man labai patiko italų pavyzdys. Serija B, tai yra antra pagal pajėgumą Italijos lyga, ten legionierių nėra. Tai yra, kad aukščiausioje lygoje visą laiką būtų ateinančių į lygą vietinių žaidėjų. Viena iš lygų yra skirta tik tai nacionalinių
nacionalinių žaidėjų tobulėjimui. RKL mes to neišgautume, nes labai skirtingos komandos, labai dažniausiai mažesni miestai, dažniausiai mažo biudžeto klubai. Ta galima, aš manau, gerai dirbam pasiekti NKL. Kartais negali pakeisti visko. Nu, vat, tą, ką mes turim čia Palangoje, iš Lietuvos, iš lietuvių krepšininkų sudaryta komanda. Ir asmeninių pavyzdžių aš einu į tą taisyklę, nebūtinai, aišku, kad bus kažkoks kompromisinis variantas. Galbūt liks 3 legionieriai. Mano pasiūlymas, jis vėlgi pirminis būtų toks, kad neliktų visai. O pagal galimybę klubai, kad galbūt legionieriai važiuotų į regionų lygą, ten tuose mažose miesteliuose būtų įdomu matyti žaidėjus iš Amerikos, iš kitų šalių, kurie niekada kitų atveju net važiuotų. Kad galbūt tenai būtų žaidžiama dėl rezultato, nacionalinė krepšinio lyga būtų labiau orientuota. Mes turim didžiulį trūkumą Lietuvoje vietinių krepšininkų. Norėjau pasakyti, turbūt įsivaizduoji, kad tai būtų didesnis tramplynas jaunimui Lietuvos augti iki LKL. Kai kiekviena komanda būtų priversta turėti 10, 11 arba 12 vietos krepšininkų, kartais tai būtų, sakykime, neturint didesnio biudžeto, tai būtų sporto mokyklos auklėtiniai. Ir jie tikrai gautų šansą, kokio jie dabar neturi, jų vietas užima legionieriai. Diskutuotinas dalykas, galima žiūrėti. Kaip greitai tą galima įgyvendinti, iš tikrųjų, turbūt visiškai nukirst legionierių ganėtinai sudėtinga, ne, tai būtų iš karto, ne? Bet ir tiek Renaldai, tu ir Sandis, jūs buvot legionieriais didžiąją dalį savo karjeros, bet jūs buvot aukšto lygio krepšininkai, pačiu aukščiausiu, ne? Kad aš į tą irgi noriu pakreipti dėmesį, kad legionierius turi atvažiuoti, neužimti kažkieno tai vietą, o būti geresnis už tą. Jau siekti rezultato. Taip. Ir klubas, ką mes darydavom Lietuvos Ryte, mes pirkdavom žaidėjus, įsigydavom žaidėjus į trūkstamos pozicijas, kurioje nėra Lietuvos krepšininkų. Okay. Buvo problema su žaidėjais, ar ne, dar 2006 metų kartoje žaidė 2 žaidėjai iš Latvijos. Sandis ir Robertas Štelmacheris. Nes atsimena, mes tuos metus, ar ne, ten pagrindinis žaidėjas po Jasikevičiaus, kuris ne visada atvažiuodavo, buvo Giedrius Gustas. Buvo problema toj pozicijoje, buvo problema sunkiojo krašto pozicijoje, ar ne, pas mus žaidė Matthew Nilsonas ir Harry Mujazinovičius. Nes tikras sunkusis kraštas Lietuvoje galbūt buvo vienintelis Paulius Jankūnas. Taip. Tai įsigyti legionierius į tą poziciją, kurioje nėra vietos krepšininkų, aš suprantu tą mintį, bet įsigyti dėl to, kad legionierius yra pigesnis nei lietuvis, gal tada geriau tegul bando mūsų sporto mokyklos auklėtiniai. Bet dar įdomu yra tas dalykas, kad yra rinka, yra Ispanija, Italija. Ir tie žaidėjai išvažiuoja, bet Latvija, Lietuvai taip pat išvažiuoja ir bando savo laimę ten. Jo, kažkiek ir man teko su tuo susidurti, iš tikrųjų gauna ir Islandijos lygą, ne, ir ten Vokietijos ir trečia, tikrai, ir tie pinigėliai vėlgi yra sąlyginai turbūt didesni nei NKL kai kurių komandų, ne, ir vėlgi jie turbūt renkasi kiekvienas, kaip ir tu sakai, renkasi savo kelią, bet vėlgi NKL'as, aš manau, tai yra tavo šalis, ne, savo šalyje, vėlgi, kaip tas įgyvendinama, va, tai įdomu, sakau, kaip visi klubai ką pasakytų apie tai ir tai įdomus būtų. Čia įdomi diskusija ir mes kažkiek tai jie palėtėme skirtingais kampais, aišku, Sandžio irgi pastebėjimas, taip, laisva rinka ir tai yra argumentas ir su juo irgi reikia skaitytis, kad yra migracija į vieną ir į kitą. Ir daugiau lygų yra, ne tik NKL. Ir NKL, bet mažos šalies kažkoks visą laiką yra interesas maksimaliai apsaugoti tą aukščiausią piramidės grandinę, tai yra visų grandžių Lietuvos rinktinės. Tas aktualu, manau, ir Latvijoje. Va, toks tikriausiai tokia mintis. Aš tai iš vis džiaugiuosi, nežinau, prisimenu ir pats savo kelią, tada dar buvo iš vis regionų
LKBL, man atrodo, dar buvo, LKCL net buvo, bet aš, B, man atrodo, buvo Palangoje, tai vėlgi, kiek pamenu, jo, nebuvo, žinok, tada tais laikais, jeigu ir turėdavo kažkokį vieną ten užsienietį, tai jaunimas ėjo. Aš atsimenu, mūsų visa jaunimo komanda ėjo grinai su vyrai žaisti ir žaidėm. Treneris tiesiog statė komandą jaunimo, kad dalyvautumėme su vyrais, žodžiu, regionų lygoje ir po to jau kiltų. Tai toks tramplinas ir buvo, ir ganėtinai greitai, ir visai kitais žingsniais tu arba pritampi, arba nepritampi, ir čia natūrali ta atranka gaunasi. Tai jo, įdomu, iš tikrųjų įdomu. Ar nebus kaip LKL? Pirmus metus, kiek ten? Teisingai. 3, dabar jau daugiau. Bet yra pavojus teisingai, jeigu eliminuoja legionierių limitą, tada su vietos krepšininkais gali nesusišnekėti dėl. Tai bent jau kažkokį simbolinį gal reikėtų tikrai palikti tam, kad visada būtų grėsmė, kad kažkas gali atvažiuoti ir pakeisti. Tai ką, priėjome prie paskutinio klausimo ir vyriausias pagal amžių tikriausiai, ar ne? Tai mūsų strategas. Aš traukiau vieną, tad ką jūs norit? Grįžkime į realybę. Grįžkime į realybę, nacionalinę krepšinio lygą. Na gerai, duokit. Nacionalinė čia? Ja. Va, prašau. Šitą. Ar žino mūsų vyriausias treneris, kur yra Vilkaviškis? Pavojingiausias varžovas NKL lygoje. Tai per lengvas klausimas, tokiam patyrusiam krepšinio Vilkui. Galiu trumpai pasakyti, mes nežiūrim į priešininkus, mes žiūrim į savęs ir po pirmą ratą matysim. Ar po antrą matysim, kas yra kas šitoj lygoje. Ir žinom, kad yra konkurencingos komandos ir reikės ruoštis ir kiekvienos rungtynės išeit ir žaist kaip paskutinį. Kiekvieną priešininką reikia gerbt, kad ir kokioj lygoj bežaistum, ir tikrai yra daug pavyzdžių ir to pačioje NKL lygoje, kai atrodo jau ir turėtum laimėti lygą, bet niekaip nesigauna tą lygą laimėti. Tai žingsnelis po žingsnelio, gerai treneris sako, reikia žiūrėti, tobulinti savo žaidimą, o NKL tikrai yra neblogų komandų ir neblogai sukomplektuotų komandų, tai bus geras challenge'as, manau, ir mum, kaip komandai, mum kaip treneriam, mum kaip žaidėjam, kaip vadybai, tai žodžiu, pagyvensim, pamatysim, manau. Bus daug komandų mokytojų ir ten, kadangi yra labai skirtingų komandų, jaunų komandų, patyrusių komandų, sportuojančių komandų, labai nesportuojančių visai, ten reikės prisitaikyti prie daugelių stilių. Kiekviena iš jų kažko mūsų išmokys ir organizacijų irgi yra labai skirtingų, su kuriuom reikės konkuruoti ir jos irgi gali parodyti dalykų, kurių anksčiau nei vienas iš mūsų nėra matę. Tai yra įdomi, be galo spalvinga lyga, kurioje tikrai bus daugiau negu vienas rimtas varžovas mes esame irgi stiprus su sąlyga, ne stiprus šiaip, o stiprus su sąlyga, kad kasdieną dirbsime sunkiai, kad visus gerbsim, kad padėsime vieni kitiem, kad mūsų žaidėjai elgsis taip, kaip elgiasi dabar, kad jie laikysi žaidimo plano, kad tas planas trenerių sukurtas kiekvieną kartą bus geriausias, koks gali būti tam konkrečiam varžovui. Tai, nežinau, mes tik tai pradedam. Bet nei vieno nenuvertinsim ir aš manau, kad ir neabejoju, kad kažkas mus nustebins ir stengsime būti tam pasiruošę. Tai ačiū labai, kad skiriate tiek daug laiko mūsų tokiam pirmam pasibandymui, pirmam Palangos Olimpo podcastui iš Palangos, Amberton viešbučio, kartu su komandos treneriais Sandžiu Buškevicu ir Renaldu Seibučiu. Ačiū, kad suradote laiko prieš 2 dalių treniruotę skirti laiko ir komandos gerbėjam.
tai yra svarbi dalis mūsų gyvenime, būti atviriem, kalbėti apie tai, ką mes galvojam, kad mus matytų, suprastų, kas mes esam, ką mes darom ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mes bendraujam. Dėkui. Dėkui.